Šiandieną mes tęsėme mūsų temą. Kas žinote, kokią temą mes einame, per kokį laišką? Laiškas Galatams, 5 skyrius, mes einam toliau, Evangelija be grandinių. Evangelija be grandinių. Ir šios dienos tema yra vaisius, kurio nepasigaminsi. Kai kurios dalykus mes galime pagaminti ir šiandieną mes kalbėsime apie dalykus, kuriuos mes darome savo rankomis, bet kalbėsim šiandieną apie vaisių, kuris auga ir kurio mes patys negalim pasidaryti. Gerai, tai kitą skaidrę, jeigu galima. Kas girdėjote apie Černobylį? Yra tokių. Vyresnės kartos visi žino. O jaunimas žinote, kas yra Černobylis? Gerai. 1986 metai, balandžio 26 naktis. 23 minutės po 1. Černobylio atominės elektrinės 4 bloke buvo atliekamas bandymas. Buvo noras patikrinti, ar sustojus turbinai jos inercija dar kelias akimirkas gali gaminti elektros energiją siurbliams. Tai buvo toksai paprastas, techninis, nuobodus darbas, patikrinimas, bandymas, kuris turėjo būti atliktas, bet jį vis atidėliojo. Ir reaktorius buvo tokioj prastoj būklėje, kad iš tikrųjų buvo geriau to nedaryti, bet jie vis tiek darė tą bandymą. Po 44 sekundžių, po to, kai buvo paspaustas avarinis mygtukas, įvyko sprogimas. Bet šiandieną ne apie sprogimą. Įsivaizduokime kitą rytą. Išaušta rytas. Priepietė, tai buvo tas jaunas miestas, kuris buvo šalia tos Černobylio elektrinės. Vidutinis gyventojų amžius ten buvo 26 metai. 50 000 žmonių, daugiabučiai, naujas kultūros rūmų pastatas, atrakcionų parkas, kuris turėjo atsidaryti po keletą dienų. Ir tai buvo šeštadienis. Šiltas, saulėtas pavasario rytas. Taigi žmonės kėlėsi, atidarė langus, išleido vaikus į kiemą, kai kurie ėjo į vestuves, kiti išėjo žvejoti. Moteris balkonuose kabino skalbinius, vaikai važinėjo dviračiais. Kai kurie miestiečiai išėjo naktį net pasižiūrėti į tą gaisrą, kuris buvo kilęs virš elektrinės. Jiems tai buvo labai gražus vaizdas, keistos spalvos, kuris buvo matyti iš to miestelio. Visi pastovėjo, pasižiūrėjo ir nuėjo miegoti. Tai, kas iš tikrųjų įvyko, buvo nematoma. Žmonės to nepamatė, to nepajutė. Radiacija neturi kvapo, neturi garso, neturi net skonio, nors kai kurie paskui sakė, kad po kažkurio laiko jie jautė tokį metalo poskonį. Ji nepradėjo radiacija. Kai atėjo, ji nepradėjo skaudėti tą pačią akimirką, kai tave palėtė, kai pateko į tavo kūną. Ji nieko nepadaro to, kad mes galėtume ją pamatyti. Žmonės, kurie stovėjo gatvėje ir žiūrėjo tą gražų švytėjimą, visiškai jautėsi normaliai. Po kelių dienų jie įdegė labai stipriai ir jie galvojo, kad tai įvyko nuo saulės. Ir tai yra vadinamas branduoliniu įdegiu. Miestas buvo evakuotas tik tai po 36 valandų. Žmonėms pasakė pasiimti dokumentus ir sako, po 3 dienų jūs grįšite. Ir daugelis taip ir į tenai niekuomet ir nebegrįžo.
Ir čia truputį sustokime. Ta šeštadienio rytą miestelėje, Priepetėje atrodė viskas normaliai, gražu, absoliučiai viskas. Saulė, vaikai, skalbiniai, vestuvės, žvejyba. O svarbiausias tos dienos įvykis, kuris įvyko nematomai kiekvieno tenai stovėjusio žmogaus kūne. Radiacija paveikė. Akis matė gaisrą, tačiau tikrasis įvykis įvyko giliau jų kūnuose. Ir taigi Paulius Galatams laiške 5 skyriuje būtent kalba apie tai. Apie tai, kas žmoguje vyksta nematomai. Apie dvi jėgas, kurių nesimato, bet kurių darbą mes anksčiau ir vėliau pamatome. Taigi skaitykime pirmas dalykas, du, kurie niekuomet nesusitars. Kas galėtų paskaityti 5 skyriaus nuo 16 iki 18 eilutės? Sakau, gyvenkite dvasia ir jūs nevykdysite kūno geismų, nes kūnas keičia priešingą dvasiai, o dvasia kūną. Jie vienas kitam priešingi, todėl negalite daryti visko, ko norėtumėte. Bet jei jūs dvasios vedami, nebesate įstatymo valdžioje, kūno darbai aiškus. Ačiū. Taigi, pirmiausia, mes turime susitarti dėl vieno žodžio, kad suprastume, apie ką yra visas šitas skyrius. Paulius šiandien sako kūnas. Ir jisai nekalba apie fizinį kūną. Graikiškai tai yra žodis sarks. Tai ne oda, ne kaulai, ne lytiškumas, ne materija, ne kraujas. Krikščionybė niekada nemokė, kad žmogaus kūnas yra blogas, o dvasia yra gera. Taip mokė kas? Graikų filosofija, kuri sakė, kad žmogaus kūnas yra blogas, ar ne? Bet ne Biblija. Dievas sukūrė kūną ir pasakė, kad tai yra gera. Jėzus gimė į šitą pasaulį, jisai priėmė kūną ir tame kūne jisai prisikėlė. Taigi kūnas yra geras. Sarks, šitas žodis graikų kalboje, Pauliaus kalboje reiškia žmogaus prigimtį be Dievo. Gyvenimas, kurio centre esu aš pats. Tai visa, kas manyje sako, aš žinau geriau. Man priklauso, aš nusipelniau, aš esu pirmas. Girdėjote tokius žodžius savyje? Galbūt patys ištarėte. Ir aš manau, kad tai mes visi taip sakome. Tai gali pasireikšti girtavimu, paleistuvavimu, tais visais tokiais dalykais, ar ne, kūno darbai. Bet lygiai taip pat gali pasireikšti pamaldumu. Religingas žmogus, kurio centre jisai yra pats. Jis pats gražiausias, pats geriausias, pats religingiausias, ateina į bažnyčią, aukoja gerai, nori pasirodyti prieš kitus, ar ne? Tai jis irgi gyvena pagal kūną. Ir Galatijoje buvo lygiai tas pats. Klaidžiamoksliai siūlė apipjaustymą, taisyklės, ritualus ir apaštalas Paulius sakė, kad visa tai yra kūnas. Visa tai yra kūnas. Tai yra tas pats senasis žmogus, senasis aš, tik tai apsirengęs tokiu religiniu drabužiu. Bet tas pats kūnas. Ir dabar pažiūrėkime, ką Paulius sako apie dviejų jėgų santykį. Sako, kad jiedu yra vienas kitam priešingi. Tai yra graikiškas žodis, karinis žodis, kuris reiškia, kad jiedu išsirikiavę vienas priešais kitą. Įsivaizduokime, kad dvi armijos ir jos įsirikoja vienas priešais kitą ir nei viena armija nepasiduoda. Taip yra mūsų kūne. Dvi prigimtis yra vienas kūnas ir kita yra dvasia ir jos kariauja tarpusavėje. Tai yra tikinčio viduje vyksta karas. Ir šiandieną noriu, kad mes išgirstume labai gerą žinią. Kai kurie visada sako, kad tai yra bloga žinia, kad pas mane yra karas viduje, aš negaliu nieko padaryti. Žmogus ateina, sako,
galbūt sako, nesu tikras krikščionis, kažkas su manim yra blogai. Sako, manyje yra kova. Aš meldžiuosi ir po to pykstu. Skaitau žodį ir po to pavydžiu. Ir manyje vyksta karas. Kaip pas jūs? Yra tie dalykai? Jūs pasimeldėte ir atrodo, jau čia dabar aš toks jau geras žmogus ir po akimirkos staiga prasideda pyktis, nesutarimai, dar kažkokie dalykai. Taigi, prieš atsivertimą karo manyje nebuvo. Nebuvo su ko kariauti, buvo tik tai viena pusė, buvo tik tai tas blogas kūnas, sarks, kuriam nėra pasipriešinimo, jis tiesiog darė, ką norėjo. Galbūt sąžinė kalbėjo kažkiek tyliai, bet karas prasidėjo tada, kai atėjo kita jėga, kai atėjo Dievas į tavo gyvenimą ir tada tavyje prasidėjo kova. Jeigu kovos pas tave nėra, tada reikia susimastyti, ar tu esi tikras krikščionis. Kol vyksta kova mumise, tol mes vyksta. Taigi kova viduje yra ženklas, kad tavyje kažkas gyvas. Lavonas nesipriešina, lavonas nesikankina dėl pykčio ir lavonui tai nerūpi. O dabar pakalbėkime apie Nyderlandus. Olandija. Sekantis skaidrė. Nyderlandai yra viena iš keisčiausių šalių pasaulyje. Jeigu nežinote, tai šiek tiek istorijos truputį apie jos. Mes turime vieną tikrą Olandą. Tai iš keistos šalies jisai, iš jūrų marių. Taigi, tai yra šalis, kurios didelė dalis teritorijų iš tikrųjų neturėtų egzistuoti. Maždaug ketvirtadalis žemės teritorijos, kurie yra Nyderlandai, yra žemiau jūros lygio. Ir ten, kur šiandieną ganosi karvės, stovi namai, važinėja dviratininkai, prieš kelis šimtus metų buvo vanduo. Olandai tą žemę atsiėmė iš jūros. Šimtmečiais jie statė pylimus, kanalus, malūnus, siurblius, polderius ir ištisos kartos gyveno tam, kad nusausintų tai, ką jūra buvo pasiėmę ir ką jūra sakė, čia yra mano. Ir jiems pavyko. Žemėlapis prasiplėtė, žemės padaugėjo iki 1953 metų vasario 1 nakties. Ta naktį atėjo audra, kaip pas mus buvo vakarą, ne? Bet ten buvo truputį stipriau. Šiaurės jūroje susiklostė pati blogiausia įmanoma kombinacija. Stiprus šiaurės vakarų vėjas ir potvynis. Čia galite matyti, kaip potvynis pralaužė pylimus. Ir tą naktį pylimai neatlaikė, jie pradėjo trūkinėti ir 10 vietų vanduo užliejo. Ir vanduo įsiveržė į miegantį kraštą naktį, iš sekmadienio į pirmadienį. Apie tai daugelis nežinojo. Radijas tuo metu nedirbo naktimis. Perspėjimo nebuvo. Žuvo daugiau negu 1800 žmonių Nyderlanduose, dar keli šimtai Anglijoje ir 100 000 hektarų atsidūrė po vandeniu. Ir tai buvo žemė, kurią žmonės laikė save jau kelias kartas. Po to Olandai pradėjo didžiausią inžinerinį projektą savo istoriją – delta darbus. Užtvankos, šliužai, apsauginės sienos, bet įdomiausia buvo ne inžinerija. Įdomiausia, kaip Olandai kalba apie tai. Jie nesako, mes nugalėjome jūrą. Jie sako, mes prižiūrime. Vanduo nepasirašo taikos sutarties. Vanduo nesako, kad aš dabar esu nugalėtas ir viskas, jūs pasimkite ten tą žemę. Vanduo visą laiką vis žiūri, kada vėl būtų galima ateiti. Ir vanduo spaudžia kiekvieną dieną, kiekvieną valandą, tol, kol šalis egzistuoja. Todėl siurbliai dirba nuolat. Ne per krizę, ne per potvynį, bet jie yra prižiūrimi nuolatos. Ir jeigu tai nebūtų prižiūrimi, vėl vanduo užimtų tą teritoriją. Taigi krikščioniškas gyvenimas, ta prasme, yra ne paradas, o pylimo priežiūra.
Mes netėjome į paradą, bet prižiūrime pylimą. Ir čia yra labai lengva suklysti. Galima padaryti įstatymą. Ir Paulius nesako, stenkis labiau, laikyk save griežčiau, spausk save. Jisai sako kitaip. Kaip jisai sako? Gyvenkite dvasia. Ten pažodžiui graikiškas vertimas rašoma vaikščiokite dvasioje. Mes labai dažnai galvojame, kad norint patikti Dievui, aš prisigalvosiu dar kažkokių taisyklių ir jos man padės. Įstatymas prieš įstatymą. Bet Paulius čia sako, vaikščiokite dvasioje. Tai yra kasdienis veiksmas, žingsnis po žingsnio. Ne herojiškas, šuolis į priekį, ne sprintas, kaip aš greitai nubėgsiu, bet tai yra maratonas. Aš visą laiką, visą gyvenimą einu. Taigi jėga, kuris stumia vandenį atgal, yra ne tavo. Siurbliai, kurie veikia, yra ne tavo jėgos, bet tai yra pasakos. Todėl ateina 18 eilutė sako, bet jeigu jūs veda dvasia, jūs jau nebesate įstatymo valdžioje. 18 eilutė, bet jeigu jūs dvasios vedami, nebesate įstatymo valdžioje. Galatams buvo sakoma, kūnas pavojingas, todėl reikia daugiau taisyklių. Jeigu mes turėsime daugiau taisyklių, tai bus mums geriau. O Paulius sako ne. Į kūną neatsakoma įstatymu. Įstatymas gali parodyti, kas yra blogai, bet jis negali perpumpuoti vandens. Gerai, antras dalykas. Dabar pakalbėkim biški rimčiau. Darbai, kurios pasigamina žmonės. Paskaitykim nuo 19 iki 21 eilutės. Pavydai, žmogžudystės, girtavimai, orgijos ir panašūs dalykai. Įspėju jūs, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Ačiū. Kūno darbai aiškus, tai paleistuvavimas, ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas. Ir apie tai, kas čia kalbama, yra viskas aišku, ar ne? Graikiškai yra žodis darbai, yra erga. Tai yra mūsų darbai, kuriuos mes patys pasidarome. Tai yra gaminiai, kurie išeina iš dirbtuvės. Ir dabar įsidėmėkime šitą žodį erga ir paskui po 3 eilučių toliau Paulius šitą žodį pakeis kitu. Ir tame pasikeitime bus visas mūsų pamokslas, visa mintis. Ir antras dalykas yra akivaizdus. Yra graikiškai fanera, kas reiškia išryškėja ir tampa matomu. Motyvas gali būti paslėptas. Gali atrodyti gerai, bet darbai vienu būdu ar kitų būdu jie išaiškės. Išaiškės, kas tu esi per žmogus, anksčiau ir vėliau, šeimoje, darbovietėje, bendruomenėje, kitose aplinkybėse. Dabar pažiūrėkime į sąrašą, kurį Paulius rašo. Jis rašo taip, kūno darbai paleistuvavimas, ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas. Ar ne? Tai, ką mes skaitome, tai mes sutinkame, kad tai yra nuodėmė. Kad tai yra baisi nuodėmė. Kad, žodžiu, jeigu tas žmogus taip daro, iš karto matosi. Ir tai mes galime apie tai pamokslauti. Visą laiką jums yra lengva kalbėti, nes dauguma čia, kurie sėdite, galvojame, čia ne apie mane. Čia apie kažką kitą, apie Joną, čia gal apie Algį. Bet sąrašas truputį pasisuka. Ir Paulius sako toliau. Priešiškumas, nesantaikos, pavyduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldimai,
pavydai, žmogžudystės, girtavimai, orgijos ir panašus dalykai. Taigi paskaičiuokime. 17 įvardytų dalykų ir 11 iš jų yra apie santykius. Apie santykius tarp žmonių. Kai mes skaitėme pirmąją dalį, mes galvojame, kad yra nuodėmės, tai yra tokios tai tikrai. O čia yra kiti 11 dalykų, apie kuriuos Paulius kalba apie santykius. Ir tie santykiai vyksta pastoviai. Čia susirinkimuose galbūt kažkas pasėdi bažnyčioje ir atrodo labai padoriai ir Paulius sako, pasižiūrėkite į savo gyvenimą, ar jūsų darbai nėra tie kūno darbai. Paulius, žinot, neskiria, čia yra sunkios nuodėmės, burtininkavimas, orgijos, visa kita, o čia yra truputį lengvesnės nuodėmės. Ir šitą įdėsime į kitą stalčiuką. Bet jisai tame pačiame sakinyje stabmeldystė ir orgijos sulygina su susiskaldimais, su priešiškumais. Jeigu tu nesistabmeldys, nedalyvauji orgijose, bet tu skaldai, jeigu tu pyksti, jeigu tu neši priešiškumą, tas stovi toj pačioj linijoje. Pastebėt? Kodėl? Tai yra to paties reiškinio darbai. Visos nuodėmės auga iš tos pačios šaknies. Tai yra savęs pastatymo į centrą. Aš esu pats svarbiausias, aš esu pats geriausias, žiūrėkite į mane. Pavydas ateina, man viskas priklauso, susiskaldimai ateina, aš esu teisus, o jie ne. Savanaudiškumas, ar ne, jau pats žodis pasako, savanaudiškumas, į save viskas, ar ne, viskas į mane. Ir tai yra visi kūno darbai. Einam kitą iliustraciją. 1914 metais, rugpjūtį, kai Europoje prasidėjo karas, iš Anglijos išplaukė vienas laivas, ekspedicijos laivas, Endurance. Ernesto Shackleton ekspedicija plaukė į Antarktidą, kurios tikslas buvo, jie sugalvojo pėsčiomis pereiti per Antarktidą. Žinot, įdomiausia tame, kad jie nepadarė nei vieno žingsnio Antarktidoje. Po kelių mėnesių, 1915 m. sausį, laivas įstrigo Vedelo jūros ledynuose. Ne prie kranto, bet atvirame ledyne, tam, kuriame plaukė, tas laivas įstrigo ir tenai jisai pasiliko. 1 mėnesį, 2 mėnesius, 3 mėnesius vyrai sėdėjo laive, kur negalėjo išplaukti. Įstrigę ledynę ir tą ledyną nešė jūra. Taigi spalį korpusas neatlaikė ir pradėjo lūžti. Lapkričio 21 dieną Endurance tas laivas nugrimzdo ir 28 vyrai liko ant to ledo. Vieni. Be jokio ryšio su pasauliu, be jokios galimybės, kad juos kas nors suras. Niekas pasaulyje nežinojo iš tikrųjų, kur jie yra, kas su jais nutiko. Jie ten išbuvo daugiau negu metus. Gyveno palapinėse ant to plaukiojančio ledo. Iš pradžių valgė ruonis, kai ruonės pasibaigė, tada valgė savo šunis. Paskui 3 mažomis valtimis pasiekė negyvenamą Dramblio salą. Iš ten Shackleton su 5 vyrais 7 metrų valtimi perplaukė apie 1300 km audringiausio vandenyno pasaulyje iki pietų Džordžijos salos. Įsilaipino netoje pusėje. Perėjo aukštus kalnus, kurių niekas nebuvo perėjęs ir pasiekė banginių medžiotojų stotį. Ir jisai grįžo pasiimti savo komandos atgal. Nei vienas iš jo komandos nenumirė. 28 žmonės plaukė, 28 žmonės grįžo atgal. Ir štai kas yra įdomiausia.
Kai istorikai klausia, kaip tai buvo įmanoma, kad štai vieni vyrai, kurie atsiduria tokioj situacijoje ant ledo lyties, kur nėra nei maisto, nei šilumos, nei kažko, tai kaip jie galėjo išgyventi. Galbūt kažkas pasakys, kad jie buvo stiprus, galbūt kažkas pasakys, kad jie turėjo gerą įrangą, bet iš tikrųjų įranga buvo prasta, jie buvo išsekę ir atsakymas skambėjo paprastai, kodėl jie išgyveno. Žinot, kodėl jie išgyveno? Todėl, kad jie išliko vieningi, todėl, kad grupė nesubirėjo. Taip jie išliko. Šeltonas suprato, ko daugelis ekspedicijų vadovų nesuprato ir daugelio ekspedicijų žuvo. Jis žinojo, kad pagrindinis priešas nėra šaltis ir nėra alkis. Pagrindinis priešas yra tai, kas prasideda tarp žmonių. Kai jie sėdi ilgai palapinėje ir nieko negali daryti. Atsimenat, mes turėjome koroną visai nesenai. Šeimose prasidėjo blogi dalykai, neramumai, nepasitenkinimai, daug šeimų iširo per COVID. Kodėl? Todėl, kad nebuvo darbo, jiems liepė sėdėti namie ir jie nesusitarė tarpusavyje, tarp žmonių kilo nesutarimai ir taip žmonės išsiskyrė. Taigi pagrindinis priešas yra tai, kas prasideda tarp žmonių, kai jie ilgai sėdi vienoje palapinėje ir nieko negali padaryti. Todėl Šeltonas darė labai keistus dalykus. Jis laikėsi dienotvarkės, nors tai buvo beprasmiška. Žmonės turėjo laiką, kada jie turėjo keltis, kada valgyti, kada tvarkytis. Jisai sakė gelbėti visus daiktus iš skęstančio laivo, net pasiėmė muzikanto bandžo, nes muzika vakarais laikė žmonės kartu. Skirstydamas nakvynės tuos, kurie murmėjo daugiausiai, jisai pasiimdavo į savo palapinę. Kad murmėjimas neauktų kažkur kamputėje, kur jo nesigirdi. Jisai pats dalino maistą, kad niekas negalėtų pasakyti, jo kažkas gavo daugiau. Ir matot, didžiausias priešas žmonių nėra kažkokios aplinkybės, bet priešas yra žmogaus viduje. Jisai žinojo, kad ant ledo žmonės nenužudo tik temperatūrą. Juos nužudo pavydas, nesantaika, susiskaldimas. Juos nužudo tai, kai žmonės nustoja kalbėtis ir po kelių savaičių prasideda priešiškumas. Pastebėt? Ir tai yra 20-osios eilutės sąrašas, kuris sako, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, paviduliavimai, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldimai. Visa tai vyksta žmoguje ir visa tai suskaldo bendruomenės, bažnyčias, šeimas ir visuomenės. Taigi, Paulius baigė įspėjimu, kad tie, kurie taip daro, paveldės Dievo karalystę ar nepaveldės Dievo karalystės. Ar vis dar galvojate, kad gal paveldės Dievo karalystę? Kai tavyje ir manyje kyla pavydas, priešiškumas, susiskaldimai, galvok apie tai, kad tai yra kūno darbai. Ir Paulius čia griežtai sako, kad tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Kalbėkim dabar trečią punktą apie vaisius. Vaisius, kuris auga. Jungiam kitą skaidrę. Vaisius, kuris auga. Kas galėtų paskaityti nuo 22 iki 26 eilutės? Bet dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas,
gyvensime dvasia, tai ir elkimės pagal dvasią. Nesivaikykime tuščios garbės, neerzinkime vieni kitų, nepavydėkime vieni kitiems. Ačiū. Taigi dabar tas žodžio pakeitimas, apie kurį aš pradžioje sakiau. Iš pradžių buvo žodis sarks, kuris reiškia darbai, tai yra kūno darbai, tai yra tie darbai, kuriuos aš pats pasigiminu. Ir dabar jisai rašo karpos. Karpos reiškia vaisius. Atkreipkime dėmesį, kad dvasios, čia pas mus yra blogai išversta, yra dvasios vaisiai. Iš tikrųjų, graikiškam originale yra parašyta vienas – dvasios vaisius. Dvasios vaisius. Ne 9 vaisiai atskirai, kuriuos tu gali pasirinkti. Galbūt aš labiau, myliu. Galbūt aš labiau esu ramus. Galbūt aš labiau esu kantrus. Ir tai atspindi mano charakterį. Taigi yra vaisius vienas su 9 bruožais. Taigi skirtumas tarp šitų 2 žodžių sarks ir karpos yra toksai. Darbai yra gaminami, kuriuos mes galime pasidaryti, o vaisius auga savaime. Darbai daromi dirbtuvėse, o vaisius auga sode. Darbus gali pagaminti per naktį, jeigu labai reikia, bet vaisiams reikia metų, reikia laiko. Mes turime sodą, kuriame mes esam pasodinę įvairių vaismedžių. Ir žinot, kai kurių vaisių reikia laukti labai ilgai. Ir aš turiu pasodinęs tokį obelį. Ta obelis per vieną audrą nulūžo. Man buvo labai gaila. Aš įdėjau tiek triūso laiko, pasodinau obelį, jinai nulūžo. Prieš kokius 3 ar 4 metus aš nupirkau kitą obelį ir ją pasodinau. Ir žinot, vakar jinai vėl nulūžo. Pirmi metai, kai obelis pradėjo duoti vaisius, tokius gražius, didelius vaisius, ir žinot, nežinau, verkt norisi, kai tavo pats geriausias medelis su gražiais raudonais obeliais guli ant žemės. Taigi vaisiui reikia metų. Darbą mes galime suklastoti. Pasakyti, kad štai aš esu toks geras, toks fainas, ne? Bet vaisiaus tu negali suklastoti. Gali nusipirkti plastikinį obolį, jis atrodys geriau už tikrą, bet tu negali jo atpjauti, negali jo suvalgyti, jame nebus sėklų. Taigi vienas dalykas, obelis, kuri auga, jinai nesistengia. Nesistengia, jinai neįsitempia taip, kad, žinot, šakas ir galvoja dabar apie obolius, kurios obolius čia dabar aš užauginsiu. Jinai taip nedaro. Vaisius atsiranda ne todėl, kad ta obelis, tas medis stengiasi tuos obolius užauginti, o todėl, kad medis yra gyvas, yra sujungtas su šaknimis. Vaisiai atsiranda ant to medžio savaime. Taigi pažiūrėkime į 9 šitus bruožus, apie kuriuos mes skaitėme. Yra vienas senas būdas juos skaityti ir padalinti į 3 grupės po 3. Yra labai įdomu. Teko girdėti? Dvasios vaisius skirstomas į 3 grupės. Teko girdėti? Ne? Tai pamėginkim. Meilė, džiaugsmas ir ramybė. Meilė, džiaugsmas ir ramybė, pirmi 3 žodžiai. Pirmiausia, tai yra liečia mano santykį su Dievu. Tai yra pirmas. Pirmas toksai yra vertikalus. Antras yra kantrybė, malonumas, gerumas. Tai yra mano santykis su kitais. Kantrybė, malonumas, gerumas. Kaip aš elgiuosi su kitais. Taigi pirmas dalykas – meilė, džiaugsmas ir ramybė, kuris liečia mano santykį su Dievu. Antras punktas yra, kad kantrybė, malonumas ir gerumas jisai nukreipia į kitą žmogų, ne į save, bet į kitą žmogų. Ir trečias dalykas
ištikimybė, romumas ir susivaldymas tai, kas liečia mane patį. Taigi vertikaliai, horizontaliai ir į vidų. Vaisius niekuomet neauga viena kryptimi. Taigi atkreipkime dėmesį, kad nė viena iš šitų 9 nėra sugebėjimas. Nė vienas nėra talentas. Nė vienas nėra geras charakteris, ta prasme, kurią pasaulis vartoja šitą žodį. Yra labai gabių žmonių, bet jie neturi kantrybės. Yra labai stiprių žmonių, bet neturi romumo. Ir yra labai sėkmingų žmonių, kurie neturi ramybės ir negali jos nusipirkti už jokius pinigus. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Ir čia Paulius beveik šypsosi. Visas laiškas, kurį mes skaitėme Galatams, buvo ginčas dėl įstatymo. Ir dabar jisai sako, pamėginkite šitą įstatymą prieš gerumą, uždrauskite kantrybę. Nėra tokio įstatymo, kuris eitų prieš šitus dalykus. Įstatymas buvo skirtas tik tai sulaikyti blogį, o čia nėra ko sulaikyti. Ir toliau 24 eilutė, sakoma taip, ir kurie yra Kristaus, tie nukryžiavo savo kūną su aistromis ir geiduliais. Ką jie padarė? Nukryžiavo. Koks tai yra laikas? Tai yra būtasis laikas, tai įvykęs laikas. Ne, kad mes nukryžiuosime kažkada vėliau, bet mes jau nukryžiavome. Jeigu esi krikščionis ir tavo dar aistros išlenda, klausimas yra, ar tu esi nukryžiavęs savo kūną. Kai atėjai pas Kristų, sena prigimtis jau buvo nuteista mirti. Bet mes visi žinome praktikoje, kad nuteistasis dar vis kalba. Dar vis pasireiškia mano tas, dar bando dėrėtis. Ir ateina 25 eilutė, kur sako, jei gyvename dvasia, tai ir elkimės pagal dvasią. Antrasis veiksmažodis čia yra kitas negu 16 eilutėje. Ir jisai sako, reiškiasi žygiuoti rikiuotėje, laikytis eilės, eiti koja kojon. Nevaikščioti kur nori, nedaryti ką nori, bet būti kartu su Kristumi. Sako, jei gyvenate, tai ir elkitės pagal dvasią. Dar viena iliustracija - Škotija. Tarp Perto ir Dandi miestų palei Tėjaus upę driekėsi žemumos ruožas, vadinamis Gauro karse. Nežinau, ar teko girdėti, ar ne. Šiandieną tai yra laukai, vynogynai, uogynai, bet 800 metų atgal tai buvo Škotijos sodai. Pradžia 12 amžiuje. 1162 metais netoliese buvo įkurtas Kupar Anguso vienuolynas. Vienuoliai gavo šitą žemę dovanų ir ta dovana buvo tokia ne visai gera. Drėgna, šalta, prasta žemė, kurios niekas nenorėjo dirbti. Ką vienuoliai padarė? Jie nusausino tą žemę. Jie pradėjo kasti griovius, pradėjo sodinti sodus, obelis ir kriaušes. Taigi vienuolis, kuris 12 amžiuje kasė griovį šioje škotiškoje molio žemėje ir sodino obelaitę, jisai žinojo paprastą vieną dalyką. Kad tas medis duos gerą derlių, bet galbūt ne jam. Ne kitą pavasarį, ne dar po kažkiek laiko, bet galbūt, kai šito žmogaus jau nebus. Šitas žmogus, vienuolis, sodino šitą medį ne savo, jis sodino tiems, kurių galbūt niekada net nepamatys. Ir sodas yra vienintelis dalykas, kurį pradėdamas žinai, kad rezultatą matys kiti. Ir per šimtmečius atsirado 10 vietinių veislių savais vardais, savų skonių, pritaikytų būtent tam vejai ir tai žemiai. Viena rūšis buvo pavadintas kruvinasis artojas, tai yra obuolys su raudonu tuo minkštimu viduje. Ir dabar pagrindinis dalykas, antra istorijos dalis. 20-ame amžiuje tie sodai pradėjo nykti.
Tie sodai pradėjo nykti ne todėl, kad buvo kažkoks gaisras, ar karas, ar kažkas tai atsitiko, ar juos iškirto. Tiesiog 1970 metais komercinė vaisių auginimo prasme pakeitė visą eigą. Obuolius buvo pigiau atsivežti, senų medžių pradėjo nebeprižiūrėti, nebeauginti ir žmonės tiesiog jos pradėjo nebežiūrėti. Per 40 metų visi šitie sodai sunyko. Ir 2007 metais buvo atlikta apžiūra. Žmonės pradėjo važiuoti po visą kraštą ir ieškoti, ar yra išlikusių sodų. Taigi jie surado 22 tuos istorinius sodus. Ir dauguma buvo jų prastos labai būklės, jie buvo apleisti, buvo neprižiūrėti, buvo tik tai seni medžiai ir jaunų medžių nebeliko. Ir nuo tada jie pradėjo dirbti atgal, jie pradėjo atstatyti, jie pradėjo ieškoti tų senų veislių ir sodinti iš naujo. Iš šitos istorijos noriu paimti 3 dalykus. Ir visi jie yra Galatams 5 skyriuje. Pirmas dalykas. Vaisiui, kad užaugti, reikia laiko. Niekas negali pagreitinti obels, kad jinai greičiau duotų vaisių. Gali įsteigti gamyklą, gali pagreitinti ten procesą, bet obels tu nepagreitinsi. Ir kai žmogus, kuris įtikėjęs į Kristų, ateina ir sako, kodėl po 3 mėnesių aš taip stengiausi, taip gyventi dėl Dievo, Lavrai, sako, bet vis dar esu toks pats nekantrus, vis dar nusidedu, vis dar kažkokios problemos yra. Ir atsakymas yra labai paprastas. Tu nesi gaminys, tu esi sodas. Sodui reikia laiko. Antras dalykas. Vaisius priklauso nuo skiepo, o ne nuo pastangų. Sodininkas neaugina obels iš obuolių sėklos, o jis paima šakelę nuo gero medžio ir jį įsodina į gerą poskiepį. Ir tada medis pradeda duoti to medžio vaisių. Ne todėl, kad jisai geras, ne todėl, kad stengiasi, bet todėl, kad yra įskiepytas. Lygiai taip pat Jėzus sako, aš esu vynmedis, o jūs esate šakelės. Ir kas pasilieka manyje, tas duoda daug vaisių. Vaisių mes patys iš savęs negalime duoti. Ir trečias dalykas, sodui numarinti nereikia priešo. Kartais nereikia šėtono, kartais nereikia kažkokių tai dalykų. Užtenka nustoti prižiūrėti. Prisimenam tą sodą, ar ne? Tuos sodus, kurie buvo šitam krašte, Škotijoje, jie buvo gražus tol, kol juos prižiūrėjo žmonės. Bet kai tu nustoji vieną kartą ateiti į pamaldas, antrą sekmadienį tavęs nėra, trečią sekmadienį. Paskui tu nustoji trumpiau melstis ir po truputį tu atsitrauki. Ir žmogus stebėsi, kaip viskas pradeda dingti. Niekas to žmogaus neužpuolė, tiesiog jisai pradėjo nebesistengti gyventi dėl Dievo. Taigi pritaikymas. Kariauk tame fronte, iš kur iš tikrųjų vyksta karas. Paulius sako, kad kova yra tavyje, žmoguje. Tas, kuris yra atgimęs, tas, kuris tame, kuriame gyvena dvasia. Mes dažnai perkeliam šitą kovą į išorę ir pradėme kariauti tarpusavyje. Man trukdo tos aplinkybės, man nepatinka Viljamas, man nepatinka Vidas, ar ne, tarkim. Aš pasakysiu tuos žmonės, kurie neįsižeis, nes jeigu pasakysiu jūsų vardą, paskui jūs įsižeisite ir neteisite, ne? Man galbūt nepatinka mano Anita, man galbūt nepatinka tas brolis bažnyčioje. Ir jeigu jų nebūtų, aš būčiau toks kantrus.
būčiau toks geras ir toks būčiau šventas. Taigi Šeltono žmonių nenužudė Antarktida. Juos beveik nužudė tai, kas buvo tose palapinėse. Jeigu jie būtų susipriešinę tarpusavį, tai būtų juos nužudę. Taigi klausimas yra savo, kur aš šiuo metu kariauju. Antras dalykas, perskaityk 20 eilutę iki galo. Taigi 20 eilutė, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumai, nesantaikos, paviduliavimai, piktumai, vaidai, nesutarimai ir susiskaldimai. Lengva yra sustoti tiem 3 pirmais žodžiais ir pasakyti, čia ne apie mane, čia apie kažką kitą. Bet sąrašas tęsiasi. Ir antroji eilutės pusė galbūt kalba apie mus, galbūt kalba apie bažnyčią, apie bendruomenę, apie tai, kaip mes kalbame apie vieni kitus. Ir 26 eilutė tarytum uždeda antspaudą. Nesivaikykite tuščios garbės, rašo Paulius. Neerzinkite vieni kitus, nepavydėkite vieni kitiems. Klausimas yra toksai, ar bažnyčioje, ar šeimoje yra žmogus, su kuriuo aš nekalbu. Gali būti tai smulkmena, bet yra šitam sąraše. Ir Paulius sako, kas taip elgiasi, nepaveldės Dievo karalystės. Ir trečias dalykas, augink šaknis ne vaisių. Tu negali savo valia pasigaminti daugiau meilės, daugiau kantrybės, daugiau susivaldymo. Tai gali būti tada, kai tu ateini į vietą, kur tai auga. Tai yra malda, Dievo žodis, bendruomenė, Dievo garbinimas, atgaila. Tai yra dalykai, kurie mums padeda augti Kristuje. Ir tai yra ryšys. Taigi prisiminkime Gaurio sodus. Niekas jų nenukirto, bet kai nustojo juos prižiūrėti, tada tie sodai sunyko. Taigi klausimas savo, ką per pastaruosius metus aš nustojau daryti? Ką per pastarį laiką aš nustojau daryti dėl Dievo? Ir šitą klausimą turėtume sakyti patys savo. Taigi dabar grįžkime į Pripetę, į tą miestą, kur buvo Černobylio elektrinė. 1986 m. šeštadienio rytą viskas atrodė gerai. Nė vienas fotoaparatas nebūtų užfiksavęs tos radiacijos, kuris sklido tuo metu. Tai buvo nematoma, tylu, tai buvo be skausmo. Ir vis dėlto vienintelis dalykas, kas iš tikrųjų turėjo reikšmę, tai buvo tas nematomas procesas, kuris juos vedė į mirtį. Gauro karse prieš 800 metų, kai vienuoliai atėjo į tą žemę, ten nebuvo nieko. Jie pradėjo tvarkyti tą žemę, pradėjo sodinti tos sodus. Ir tai buvo nematomas procesas, jie iš karto to proceso nepamatė, bet tas buvo procesas, jis ėjo į viršų, ėjo į vaisių. Taigi abu dalykai yra nematomi. Ir vienas, ir kitas. Tačiau vėliau ar anksčiau jie buvo matomi visiems. Ir Paulius sako, kažkas žmogaus viduje vyksta ir vyksta vienas iš 2 dalykų. Arba kūnas gamina savo darbus ir aš darau tokius dalykus. Galbūt darau tyliai, galbūt darau padoriai, galbūt dažnai net ir religingai. Arba, sako, dvasia augina savo vaisių. Lėtai, metai iš metų, bet tas vaisius auga. Ir gera žinia yra ta. Mums nereikia labiau pasistengti. Gera žinia yra ta, kad Kristus nuėjo į kryžių, kad jisai ir kad tavo ta senoji prigimtis yra nuteista ir tu dabar esi įskiepytas į Kristų. Vaisius nėra mūsų užduotis. Vaisius yra tai Kristus, kuris gyvena per mumis.
Kristus liejasi per mumis ir taip pasireiškia vaisius. Taigi tavo dalis yra kokia? Likti prie Kristaus, likti Kristuje. Štai tokie dalykai, štai toksai šiandieną žodis vaisius, kurio mes negalime patys pasigaminti. Galim norėti, bet kartais išeina kūno darbai, sarks.